Labadiena, šalyje lygiai 12 valandų ir čia jūsų dėmesio į pirmadienio LNK vidurdienio žinios. Aš Arnas Mazėtis ir kviečiu žiūrėti. Karas tarp Hamas teroristų ir Izraelio nestoja trečią parą. Atakos iš oro skaičiuojamos šimtais. Hamas nariai ir toliau braunasi į Izraelio pietus. Žuvusiųjų skaičius abiejose pusėse jau perkopė 1000. Įstrigusiems Izraelyje lietuvių turistams valdžia pagaliau žada padėti, organizuoja specialų skrydį į Lietuvą. Ar daug lietuvių karščiausiame Izraelio taške pietuose? Kokios jų galimybės iš ten ištrūkti ir kaip atrodo civilių gyvenimas paskelbus karo padėtį? Pasakojimas iš pačių gyvenančių Izraelyje jau netrukus eteryje. Pasauliui sukantis padėti teroristų užpultam Izraeliui. Ar Ukraina nebus palikta viena ir kaip Maskvos šeimininkas Putinas naują konfliktą gali išnaudoti karo fronte? Vilnius svarsto kovoti dėl galimybės po 4 metų surengti didžiulį Europride renginį. Tikimasi, kad į jį atvyktų 1 milijonas turistų. Dabartinė 40 valandų darbo savaitė nustatyta bene prieš 100 metų. Ekonomistai sako, kad metas pereiti prie 4 dienų darbo savaitės. Darbuotojai to nori, bet ar tam pasiruošę darbdaviai? Karas tarp Izraelio ir Gazos ruože įsitvirtinusio Hamas tęsiasi trečią parą. Abiejose pusėse bendrai žuvo per 1100 žmonių. Izraelio premjeras įspėja, laukia ilga ir sunki kova. Kiek žinoma, Hamas laiko virš 100 įkaitų, o taip sunkina izraeliečių operacijas. Amerikiečių spauda skelbia, kad teroristai savaitgalio ataką prieš Izraelį planavo padedami Irano tarnybų, kurios teikė žvalgybinę informaciją ir uždegė žalią šviesą išpuoliui. Pats Iranas tai neigia. Jungtinės valstijos stiprina pajėgas artimuosiuose rytuose. Nukreiptas lėktuvnešis ir karo laivai. Plačiau Eglė Ardušytė.